9:11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje su Raminta. 9:41 Power Hit Radio eteryje tęsiasi laida Šokių kelnės, rubrika 9:11. Šiandien turiu svečią iš X Factorius ir tai yra Angela. O, sveiki. Kas tau rašo, Angela? Rašo, kas nors žinutės tau? Rašė. Sako, nenusišnekėk ar kažką gero. Ką nors gero, sako. Supratau. Angela, gerai, mes turbūt iš karto pereikim prie tokios užduotėlės, labai smagios, kurią mes šiandien ir pabaigsime turbūt mūsų pokalbį. Žodžiu, užduotis yra tokia. Tu esi Marijono Mikutavičiaus komanda, ar ne? Yep. Marijonas Mikutavičius yra, kaip žinia, labai garsus atlikėjas, sukūręs daug garsių, gražių dainų. Taip. Ir viena pati garsiausių jo dainų yra kokia? 3 milijonai? Taip. Yra daina 3 milijonai. Iš tikrųjų, praėjusią savaitę pas mane lankėsi Žygimantas. Jam teko labai panaši užduotis, tik tai dainos buvo truputėlį kitokios. Daina šita, bet muzika, pagal kurią reikės dainuoti šitą dainą, buvo kitokia. Aš turiu 3 muzikos stilius. Aha. Ir aš turiu šitą dainą. 3 milijonai. Dainos priedainį. Ir 3 muzikiniai skirtingi stiliai, kuriais tau reikės šią dainą padainuoti. Okay. Ane? Nu, tokia visiška improvizacija. Nelabai bet Improvizacija įrodanti, kad tu esi puikiai nuostabi vokalistė ir viską gali čia, supranti, susitvarkyti su visomis čia iššūkiais. Tai pradėkime nuo štai tokios versijos 3 milijonų. Viskas gerai girdi, ar ne? Jo, kada pradėti? Kada nori. Kada jau tau čia įkvėpimas ateis. Nesikankink dėl medalio, bet verta kovot lygi galo dėl savo garbės. Pabandom iš naujo. Nors esam pasauly tik 3 milijonai, neliek savo kraujo dėl aukso, nes būsi legenda. Kol nepraradom vilties, net jeigu ir vėl tik per klaidą netapome čempionais. Wow, geras. Tokią turim labai gražią lyrinę 3 milijonų versiją. Gerai, turiu dar vieną kūrinį, dar vieną muzikinį stilių, kuris yra toks. Pakelkim rankytės. Varom. Čia tuoj pragrojimas bus. Elektro. Čikita. Nu, čia toks. Ir dar vienas pragrojimas. Vis dar varo. Vis dar pragrojimas. O nesikankink dėl medalio. No. Reikia taikyti tokią dar muziką. Bet verta kovot lygi galo dėl savo garbės, pabandom iš naujo. Nors esam pasauly tik 3 milijonai, neliek savo kraujo dėl aukso. Toliau. Ai, dar prie. Nes būsi legenda, kol nepraradom vilties. Net jeigu ir vėl tik per klaidą netapom čempionais. Baigėsi žodžiai. Nu, žinok, žiauriai gerai. Aš manau, kad šokių muzikos kūrėjai tikrai atkreips dėmesį į tavo sugebėjimus. Ir aš manau, kad tu galėtum sudainuoti vieną kitą kokią dainą. Gerai, dabar turiu dar vieną variantą. Dar baisesnis. Šitas bus, manau, vienas įdomesnių. Ir atsigręžkime į savo šaknis. Nesikankink dėl medalio, bet verta kovot lygi galo. Dėl savo garbės pabandom iš naujo, nors esam pasauly tik 3 milijonai. Neliek savo kraujo dėl aukso, nes būsi legenda, kol nepraradom vilties. Net jeigu ir vėl, tik per klaidą
skambėti Marijonai Mikutavičiaus daina 3 milijonai liaudiškam kontekste. Marijonai, atsiprašau, Nu ką, Andžela, žodžiu, ačiū tau labai už tavo atkeliavimą čia į studiją. Tikiuosi, kad rasi dabar savo automobilį. Tai dabar turi dar keletą sekundžių paagituoti, balsuoti už tave ir kodėl turėtų žmonės tai daryti. Buvau susigalvojęs dainą, kurią dabar jau pamiršau. Po tokių variacijų visų. Bet iš tikrųjų, ačiū Jums labai tie, kurie balsuojate, tie, kurie mane vertinate, ar teigiamai, ar neigiamai, bet kokiu atveju, ačiū Jums labai. Tikiuosi, aš Jūsų nenuvilsiu, aš dirbu ir stengiuosi dėl Jūsų, būtent dėl Jūsų, nes didžiausias atsakas į tai, ką aš darau, į tai, kokią širdį savo įdedu į savo darbelius, didžiausias atsakas ir geriausias yra jūsų palaikymas, jūsų tikėjimas manimi ir, žinoma, balsavimas. Dėkui. Ačiū tau, Andžela. Susimatysim sekmadienį X Factoryje. Sėkmės tau. Iki sekmadienio.